Tai sveiki visi, gerai mane girdite ir priek ir gale turbūt. Kavos pertraukėlę, tikiuosi, kad šiek tiek buvo laiko aptarti tyrimo rezultatus. Ir šis projektas prasidėjo prieš 2 metus ir Lietuvos kultūros taryba gyvendino pirmąjį etapą sėkmingai. Kiek žinome, kad jisai bus pratęstas ir vis dėlto virsta sėkmės istorija. Primenu, kad projekte dalyvavo 34 įmonės, 19 pradedančiųjų dizainerių, 6 mentoriai, tai išties statistika pakankamai įspūdinga. Ir šiandien pristatytas vertinimo tyrimas tik tai pagrindžia, kad vis dėlto dizainas, verslas, jauni žmonės, jie tikrai gali sukurti tam tikrą sinergiją, kurios kartais galbūt mes ir nesitikime. Ir dizaineriai gavo patirties, sprendimai po truputį jau išvysta dienos šviesą, matome, kad ir elektroniniai puslapiai, kurie buvo kurti kaip koncepcijos, jau po truputį pasileidžia, baldai atsiranda įvairiuose teatruose ir projektas kaip ir gauna tam tikrą jau pagreitį nešo projekto rėmuose. Tačiau turbūt apetitas auga bevalgant ir ambicijos didėja, kaip ir Algirdas minėjo dizaino kopėčias, tai norėtųsi lipti vienu laipteliu toliau, vienu laipteliu aukščiau ir šiandien pakalbėti apie tai, kaip dizainas gali sukurti socialinį poveikį ir vis dėlto kokios yra galimybės verslui ir kaip iš to galėtų turėti naudos visuomenė, nes vis dar šios temos turbūt šiek tiek privengiame ir kartais traktuojame dizainą kaip tokį kažkokį dekoro įrankį, grafinio dizaino, puikių logotipų, knygų dizainą ir panašiai. Tai tema tiesiog tikrai aktuali ir socialinio dizaino iniciatyvos dažnai labai sprendžia įvairias problemas, tai ir regėjimo, klausos, judumo, efektyvumo energetinio, finansinės nelygybės ir šią temą mums padės šiandien gvildenti diskusijos dalyviai, kurie surinko iš labai įvairių sektorių. Tai norėčiau pristatyti Viktoriją Bražiūnaitę. Sveiki. Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė. Sveiki, patikrinau mikrofoną. Puikiai, reikia. Tai Viktorija teigia, kad geras dizainas prisideda prie socialinio verslo poveikio, įstiprinant jo vizualinį patrauklumą, gerinant vartotojų patirtį ir skatinant tvarius bei inovatyvius sprendimus, kurie atspindi verslo socialinės vertybės ir tikslus. Nepasikeitė nuomonė? Ne, nepasikeitė. Taip pat Deimantė Zutelienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėja. Sveiki, ir aš tada tikrinu, ar veikia. Negirdžiu, matyt, kad ne. Veikia, puikiai, ačiū. Puiku, tai Deimantė yra tikrai dizaino srities ambasadorė ir visuomet užtarianti ir palaikanti visas modernes tiek ir dizaino, tiek ir arteko idėjas. Puikiai žino tokių projektų kaip Procentas kultūroje, kultūros pasas, socialinis receptas užkursus. Tai bus labai smagu išgirsti ir jūsų nuomonę. Ir Deividas Jozulynas, agentūros Critical klientų patirties strategas, skamba labai rimtai. Dar kitos rimtos pareigos yra Vilniaus dailės akademijos docentas. Ir šiaip paslaugų dizaino grįstų mąstymų, įvairių tokių keistų kartais klausimų, sprendimų priėmėjas ir ekspertas. Sveiki visi. Tai Deividas yra įsitikinęs, kad dizainas socialinėme versle atlieka katalizatoriaus vaidmenį, skatina kurti efektyvius ir humaniškus sprendimus, kurie didina žmonių ir aplinkos gerovę. Tai vis dar nuomonė irgi turbūt nepasikeitė. Puiku, tai galime pradėti diskusiją ir pirmiausia norėčiau pradėti nuo Viktorijos, nes labai dažnai, turbūt painiojame mes, kur prasideda tas socialinis verslas, kurios visgi yra socialinės įmonės, tada atsiranda socialiai atsakingų įmonių tam tikros savokos, tai gal galėtume šiek tiek paaiškinti, kuom tos savokos skiriasi ir kaip mes čia galėtume šiek tiek susivienodinti žodyną, kad žinotume, ko tikėtis ir apie ką kalbėti. Žinoma, bet prieš atsakant norėčiau pakviesti visus, paploti tiems, kurie sumanė šitą projektą ir įgyvendino pirmą etapą. Iš tikrųjų, rezultatai yra įspūdingi, tikrai paplokime. Ir iš tikrųjų labai gera mintis pradėti nuo savokų, nes tikrai jos atrodo panašios, bet jos šiek tiek kai kurios gerokai skiriasi. Tai socialinis verslas yra verslas, kurio pagrindinis tikslas kurti pokyčius, pozityvius pokyčius visuomeniai, mūsų supančiai aplinkai. Labai trumpai sakant, tai verslas, kuris teikia pirmenybę planetai, žmonėms, mūsų supančiai aplinkai. Socialinės įmonės, nežinau, kas esat girdėję, kažkada buvo toks įstatymas prieš daugiau negu 10 metų ir tai yra
socialinis verslas, bet jis pagrinde orientuojasi į pažeidžiamų grupių integravimą į darbo rinką. Tai angliškai tai yra Work Integration Social Enterprises, tai darbo integravimo į darbo rinką socialiniai verslai. Tai toks antras tipas ir trečias, tai čia yra gerokai kita kategorija, yra verslai, tradiciniai verslai, kurių pagrindinis tikslas yra pelnas, teikiant kokybiškas paslaugas, gaminant ir pateikiant į rinką kokybiškas prekes. Ir jie savo veikloje yra įsidiegę socialinės atsakomybės tam tikrus principus. Ir tie principai yra pagal Lietuvos įstatymus, pagal tokią tarptautinę teisę, tai kam įdomu galite panagrinėti. Tai tokie 3 pagrindiniai tipai, apie ką kalbėsim. Ir labai svarbu tas kriterijus apie pelno reinvestavimą. Tai socialiniai verslai, socialinės įmonės, jos didžiąją savo pelno dalį reinvestuoja atgal į misiją. Ir jeigu galiu, jeigu turim dar minutę, tai pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokite Vilniaus gatvėje. Nuostabi naktinio gyvenimo vieta. O ten yra įsikūręs legendinis socialinis verslas Mano Guru. Ir ką jie daro? Jie neparduoda alkoholį ir ten nėra naktinis klubas. Kiek kartų ten bando taso ir bando išmesti juos iš ten, nes ten būtų nuostabi vieta, kur galėtų iki paryčių būti linksminamas, geriamas alkoholis ir taip toliau. Bet jie yra socialinis verslas ir jų misija yra integruoti atgal, sugrąžinti normalų gyvenimą ir duoti šansą žmonėms, kurie išėjo iš įkalinimo įstaigų arba kurie buvo priklausomi nuo alkoholio, narkotikų ir bando sugrįžti į normalų gyvenimą. Tai va toks pavyzdys. Tai socialinis verslas, jis pasirenka tokią misiją. Nors jam būtų labiau apsimokėtų ten turėti tiesiog naktinį klubą. Tai ir neparduoda alkoholio. Tai toks labai ryškus pavyzdys. Taip, tai iš tiesų ačiū už paaiškinimą. Kaip matome, socialiniai verslai tai nereiškia, kad tai turi būti kažkokie labai liūdni ar, nežinau, absoliučiai pelno jokio nesiekiančios organizacijos, bet pelnas yra sveikintinas, tiesiog jis yra kažkur kitur investuojamas. Ir kalbant apie investicijas, norėčiau pakalbėti su Deividu. Gal taip pat galėtum šiek tiek plačiau praplėsti tą paslaugų proceso projektavimo sąvoką ir vis dėlto įmonės, turbūt ir kurios į Critical ateina, jau vis dažniau kreipiasi, norėdamas ne vien tik tai kažkokių tokių pirminių paslaugų, ne tik tai logotipo, bet ir atliekami ir tyrimai ir tos paslaugos peržiūrimos nuo paties vartotojo pradžios iki galbūt ciklo pabaigos. Tai gal galėtum papasakoti ir kitus, kaip tai vyksta ir kokia ta sąvoka yra, kad galėtume irgi susivienodinti diskusijos pradžioje. Taip, į dizainą agentūroje žiūrime labai kompleksiškai iš esmės ir galime grįžti vėlgi prie tų dizaino kopečių, šiek tiek išaiškinant, kas tos kopečios yra. Tai iš esmės yra įmonės, kurios netaiko absoliučiai dizainą ir nemato tame vertės, tai tas pirmas laiptelis, sakykime. Ir antras laiptelis, kai įmonės supranta dizainą tik tai kaip estetiką. Ir dažniausiai tai yra plačiausiai paplitusi ta nuomonė apie dizainą, kad yra estetika, pagražinimas, sakykime, ir panašiai. Tai tame lygyje mes galime pradėti kalbėti apie, sakykime, vizualinį identitetą, bet mes nekonstatuojame, kad tai yra gražu, negražu, bet mes konstatuojame, kad tai vienas ir kitas sprendimas gali padaryti poveikį. Tai yra labiau atkreipti dėmesį, labiau išreikšti prekės ženklą, sakykime, ir per tai komunikuoti savo žinutę. Tai socialinėme, sakykime, versle ta žinutė ypač yra svarbi, nes mes kalbame apie misiją, apie viziją ir tai yra orientyras pagrindinis. Tai yra, kaip Viktorija sakė, ne pelno gavimas, bet, reiškia, tos misijos atliepimas. O toliau kitas laiptelis yra procesas, dizainas kaip procesas ir mes žiūrime jau kaip mes galime tą procesą kurti. Tai gali būti susiję tiek su fiziniu objektu, sakykime, kaip mes naudojamės daiktų ir panašiai, bet mes galime kalbėti ir visiškai apie neapčiuopiamus dalykus, kaip pavyzdžiui paslauga ir kaip jinai yra sudėliota, kaip jinai yra suprojektuota, koks yra pirminis kontakto taškas, kaip žmogus kreipiasi į
viena ar kita paslaugos gavėja, kaip vyksta procesas, sakykime, įsijaukinimas, naudojimas, plėtojimas to santykio ir galų gale, kaip žmogus tampa lojalus tam prekės ženklui, propaguoja, sakykime, tą prekės ženklą. Tai tas pats pavyzdys minėtas, sakykime, mano guru, tai galbūt net kai kurie nesusimastė, kad jis yra socialinis verslas, o tiesiog ėjo dėl to, kad ten yra skanus maistas. Ir propaguoja savo draugus pažįstamus ateiti tenai, nes ten yra jauki vieta, sakykime. Arba socialinis verslas, kaip, sakykime, pirmas blynas, kuris galbūt yra akivaizdesnis kaip socialinis verslas, bet vėlgi mes galime eiti tam, kad palaikytume misiją, arba tiesiog ateiti, nes ten yra skanus maistas. Tai visą tą procesą mes galime projektuoti, visą tą santykį ir ką galbūt paminėjo Audronė, kad tas klientų patirties strategija skamba sudėtingai, bet iš esmės tai vienas iš tikslų yra sukurti malonę patirtį, kad ta paslauga, ar tai yra į verslą orientuota, ar į socialinį verslą orientuota, jinai būtų patraukli žmogui, nes vis dėlto žmogus yra tas, kuris naudosis tą paslaugą. Tai toks turbūt bendras apibūdinimas, kaip mes galime žiūrėti į dizainą. Ir už proceso be abejo yra dar dizainas kaip strategija, kur mes labai vėlgi kompleksiškai galime pasižiūrėti ir priimti sprendimus būtent dizainų grįstus. Dizainas atneša įvairiausių metodų, kaip mes galime pasižiūrėti į vieną ar kitą problemą. Ir čia galbūt toksai terminas kaip dizainų grįstas mąstymas arba design thinking labiau naudojamas angliškas. Tai jisai pasiūlo modelį, kaip mes galime kurti paslaugas, kaip mes galime kurti procesus ir tai nebūtinai netgi tik tai dizaineris atlieka, bet mes atliekame bendrai kaip komanda, nes įtraukiame ir tyrėjus, įtraukiame dizainerius, įtraukiame verslo atstovus, įtraukiame rinkodarą ir mes veikiame bendrai kompleksiškai, tam, kad atlieptumėm tą bendrą išsikeltą tikslą. Ačiū, turbūt dabar šiek tiek aiškiau. Deimante, jūsų norėčiau paklausti būtent apie tą valstybinę poziciją ir labai dažnai visuomet yra ta kalba višta ar kiaušinis, ar tai turėtų ateiti iniciatyvos iš verslo, ar iš visuomenės, ar iš valstybinio sektoriaus, bet Lietuvos kultūros ministerija tikrai prisiima nemažą lyderystės dalį ir tie įvairūs projektai, kurių užkulisiuose esate, panašu, kad jie veikia ir ten, kur galbūt kartais verslas neturi interesų įsikišti, įsikiša ministerijos ir kitos institucijos, tai gal galėtume papasakoti plačiau apie tas gerasias iniciatyvas. Gal prieš pradedant pasakoti, nes aš manau, kad auditorija irgi tikrai nemažai matyt dalykų arba žino, arba kažkuo naudojasi. Man atrodo, kad dizaino sparnai apskritai tokiai mažoji apimtyje atskleidžia apskritai kultūros visų kūrybinių industrijų poveikį, ar ne, kaip mes jį galim matyti ir koks tas poveikis yra. Tai pirmiausia, mes matėm, kad tai yra ekonominis poveikis, ar ne, tai sukuriama aukšta pridėtinė vertė, tą mes matom ir bendrai ekonomikoje. Klausimas, ar viską suskaičiuojam, ar ne, nes žinom, kad satelitinių sąskaitų dar nesuskaičiuojam, bet ties to labai stipriai dirbam. Tai tikrai tai gali padaryti didelį poveikį ir pinigų srautams arba pelningumui ir pajamingumui įmonių ir atnešti bendrą naudą į bendrą katilą ekonominį, ar ne. Matom, kad tai yra aukšta pridėtinė vertė, ta prasme, kad dirba žmonės, kurie turi turėti aukštas kompetencijas, tai mūsų dizaineriai iš tikrųjų nėra be išsilavinimo, ar ne, tai mes tikrai investuojame žmonės, kurie atneša savo kūrybiškumą, atneša savo gebėjimus, atneša savo, viziją, matymą ir pakankamai platų. Atneša taip pat dizaino sparnai ir kūrybinės industrijos bendrai ir mąstymo pokytį, ar ne? Tai o kaip mes galim panaudoti žiedinės ekonomikos sprendimus, kaip iš tikrųjų kažkaip kitaip naudoti tos įprastus dalykus, kaip, perdirbti, o galbūt naudoti mažiau, o galbūt sunaudoti mažiau elektros, galbūt kažkoks tai mūsų produktas galėtų būti toksai, kuris būtų tvaresnis, ar ne, arba kažkaip grąžinamas atgal į bendrą ciklą, ar ne, ekonominį ciklą. Tai visus tos dalykus mes iš tikrųjų pamatėme. Dar pamatėme, ką noriu kažkaip pabrėžti, kad iš tikrųjų tai yra industrijos sektorius, kuris yra labiau atviras jaunimo įsidarbinimui, ar ne, suteikia didesnės galimybės jaunimui dirbti ir tą irgi tyrėjai rodė, kad tai yra labiau pritaikyta, 20-24 metų žmonėms, kurie tik ką pabaigė mokslus, jie kultūros kūrybinės industrijos, turim ir duomenis, 18,3% jaunimo dirba kultūros kūrybinėse industrijose versus bendrais kitose sektoriuose 14%, tai čia yra Lietuvos duomenys.
Tai ir šitos dalykus matom, kita vertus matom ir tą, nežinau, kūrybinės ekonomikos augimą ar potencialą ir matom tai, kad tai suteikia lankstesnės darbo sąlygas, galbūt trumpesnę darbo dieną, galimybę labiau derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kas tikrai irgi labai aktualu ir visą tai mato iš tikrųjų ir UNESCO, ir Europos komisija. Ir tikiu atliepia ir kultūros ministerijos strateginiai dokumentai, kad tai yra tas sritis, kur mes turėtume investuoti ir iš tikrųjų matyti savo galbūt ir ekonomikos ateitį. Tai čia tokia, kaip pasakyti, bendrai tas poveikis kultūros, kūrybinių industrijų ir natūralų dizaino. Man tikrai atrodo, kad mes ir kaip, nežinau, valstybė arba visuomenė dar vis esam toj, nežinau, kopėčių pradžioje, matydami, kokį poveikį gali sukurti dizainas. Mes su Audrone pasikalbėdamas prieš mūsų diskusiją kažkaip aptarėm ir bendrai žinomą Eindhoveno dizaino festivalį. Ir galimybę padaryti iš tikrųjų poveikį ir miesto regeneracijai, ir galbūt bendrai visuomenės mąstymui, kam tai galėtų būti pritaikoma, nežinau, statybos sprendimų, miesto transporto kamščių iki didžiulių poveikio apskritai didelių socialinių problemų atliepimui. Tai mes kalbam apie tokį galimą poveikį, kurį mums visiems matyti reikia vienas ir mums čia sėdintiems ambasadoriauti matyti už tą poveikį ir tą atnešimą, galbūt ne tik ekonominės naudos, bet ir kitų naudų. Na ir dabar grįžtant prie to klausimo, kurio klausė Audronė, ar ne, tai kokie čia tie projektai, tai dizaino sparnai vienas iš tokių projektų, ar ne, kuriuos tikrai matom kaip valstybė gali paskatinti tų jaunų žmonių įsitraukimą į įmonėms parodymą, kuriamos ir ekonominės vertės, ir galbūt ir to mąstymo pokyčio atnešimą, ir dizaino sparnai turės tęstinumą iki, Rūta minėjo, iki 27-28 metų ir viskas yra iš tikrųjų jau beveik pasiruošta tam. Kita kryptis yra akceleravimo kryptis, tai mes planuojam akceleruoti kultūros kūrybinės industrijas ir įmonės, tai vienas iš tų akceleratoriaus krypčių irgi žiedinės ekonomikos kryptis, bet ne tik tai juose, matyt, net toje kryptyje dizaino įmonės galės dalyvauti. Na ir jeigu kalbant apskritai, kaip pasakyti, apie kultūros kūrybinės industrijas ir jų pritaikomumą, jų paslaugų pritaikomumą įvairiom socialiniam problemams spręsti, galbūt vienas toksai gražus pavyzdys, neseniai startavęs socialinis receptas, kur mes turim tokią socialinę problemą, ta prasme, mes turim tyrimą vakar pasirodžiusi laimingų žmonių tyrimą, kur sakom, kad mūsų jaunimas yra laimingiausi pasaulyje, tuo tarpu mūsų senjorai, ar ne, yra 44 vieta tarp laimingiausių pasaulyje, nes turim didelį atotrūkį tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių ir sakom, kad taip, mūsų, matyt, senjorai patiria atskirtį, patiria emocinės problemas ir dažnai jie tas emocinės problemas sprendžia nueidami pas šeimos gydytoją. Ir bandydami išsikalbėti, bandydami rasti, galbūt, nežinau, prašydami kažkokiu tai vaistų ar gydymo, tuo tarpu gydytojai tikrai gali matyti, kad jiems reikia tikrai visai ne šitų dalykų, jiems reikia tiesiog bendravimo, įsitraukimo į jų bendruomenę. Ir čia mes turim bendrą projektą Kultūros ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip padėti tas problemas spręsti. Ir sakom, atėjęs senjoras pas gydytoją gali gauti socialinį receptą. Ir kas tai yra? Tai yra mūsų įstaigų, kultūros įstaigų atvėrimas ir ne tik, ir nevyriausybinio sektoriaus sukurtų paslaugų specialiai senjorams, kurie gali gauti tą specialiai jiems pritaikytą paslaugą, kartu su jų bendraamžiais, bendrauti, gilintis, domėtis, eiti į parodas, į spektaklius, nežinau, užsiimti keramikos užsiėmimus, turėti šokio užsiėmimus, kur iš tikrųjų tos problemos galėtų būti padedamos spręsti iš tokiu būdu. Klausėt, ar sudėtingi tokie projektai? Ypatingai sudėtingi. Ypatingai, kaip norim kažką susitarti tarp dviejų institucijų, kurių ciklai skirtingi, kurių matymas skirtingas, iš tikrųjų problemos skirtingos. Tai vienas iš argumentų Sveikatos apsaugos ministerijai kartu daryti tokį projektą, tai galimai galėtų mažėti eilės pas šeimos gydytojus ir tai galėtų būti, kaip pasakyti, išspręstų jų problemas, kur užkemšam tą sveikatos apsaugos sistemą žmonėmis, kurie nuolat vaikšto visai ne tų paslaugų, kurias gali suteikti šeimos gydytojas. Tai šiais metais tas projektas plečiasi į 11 savivaldybių ir irgi jau visiškai yra kelių mėnesių klausimas, kada mes jį planuojame pratęsti.
Ir aš manau, kad va tokie projektai, jie geriausia parodo iš tikrųjų tą socialinį poveikį ir galimybę spręsti įvairias socialinės problemas. Nežinau, kiek aš dar galiu čia plėstis, bet daug tų pavyzdžių. Aš tikiu, kad pavyzdžių yra labai daug, nes dalyvauti daugelį užkulisių ir turbūt daugelis suprantame, kad tie horizontalieji projektai yra labai imlus ir laikui, ir energijai. Kalbant apie horizontalumą, aš dar norėčiau su jumis, Viktorija, šiek tiek pakalbėti apie tai, gal galėtum papasakoti apie tą socialinių verslų kasdienybę, kiek jie iš tiesų dirba su dizainu, ar tai dizaino sprendimai yra kažkokia prabanga, galbūt duona kasdieninė, kurie tiesiog padeda parduoti kažkokias žinutės, kokia yra ta situacija, nes šios diskusijos ciklas turbūt irgi yra įkvėpti mus visus, kartais pagalvoti šiek tiek daugiau apie savo produktus ir paslaugas, kurias kūrėme, tai kaip jūsų asociacijos nariai matote, kokios vyrauja tendencijos? Prieš atsakant į klausimą, aš norėčiau nusistebėti, kai klausiausi tyrimo ataskaitos, kad nesuprato, tarkim, įmonės šitos tikrai labai vertingos programos vertės. Mano gilių įsitikinimų talentai žmonės yra apskritai pagrindinis veiksnys verslo sėkmėje. Tai čia, ta prasme, ES investuoja, kad jauni žmonės, jaunoji karta, kuri visada atneša kitą vėją ir gal mes ir nesuprantam, bet jie atneša labai unikalių ir vertingų elementų į veiklą. Tai aš labai jums linkiu, kad atrasti tuos verslus, kurie matys tą vertę, nes jinai yra didžiulė, ką jūs siūlote. Ir čia kaip tik salėje sėdė mūsų asociacijos, Lietuvos socialinio verslo asociacijos narė, Nida, kuri turi... Nida, pamojuokite. Jinai turi nuostabų socialinį verslą Mama mums rūpi, yra puikiai žinoma ambasadorė pogimdyvinės depresijos, šią temą labai neša, šią vėliavą temą neša per visą Lietuvą. Ir jai labai įdomi yra jūsų programa ir jinai būtinai dalyvaus ir yra motyvuota ir mato vertę. Ir aš manau, labai svarbu tokius motyvuotus ir entuziastingus verslus, socialinius verslus ir šiaip verslus kviesti. Ir kokia kasdienybė, atsakysiu, kad iš tikrųjų tik galiu pripažinti, kad tam vizualiniam apipavydalinimui, tiek vizualiniam, tiek procesų pritrūksta ir laiko, ir resursų tinkamai forminti ir tai tikrai silpnina tą žinutę, silpnina istoriją, nes socialiniai verslai ir tas kūriamas pokytis, kaip kolega ir minėjo, yra labai svarbu tas tinkamas ir apipavidalinimas. Tai va toks yra dalykas, kad tai yra tikrai silpna dalis didžioji, taip kaip yra Lietuvoje. Tai mes esam labai geras partneris ir kanalas viešinti, nes tikrai kažkaip buvau pastebėjus tą pirmą etapą ir kažkaip ar ten jau baiginėjasi tas terminas, tai ką galiu pažadėti, paplatinti ir pabendradarbiauti, kad kuo daugiau mūsų ekosistemos dalyvių galėtų sudalyvauti. O jie yra motyvuoti ir tai šita sinergija prisidės prie poveikio kūrimo, apie ką mes čia šiandien ir susitikom pasišnekėti, kaip kurti tą poveikį per dizainą. Turime vieną gerą pažadą. Aš gal pratęsiu, šiek tiek minčių atsirado, tai vėlgi referuojant į tą tyrimą, man patiko mintis, kad įmonės, kai kreipiasi, sako, mes būtumėm patys padarę, bet turbūt 4 kartus lėčiau. Tai tas dizaino indėlis arba dizainerio atėjimas iš tiesų šiek tiek efektyvina, optimizuoja dalykus. Ir man atrodo, kad pati edukacija dizaino Lietuvoje dizaineriams yra nukreipta į vartotojo pažinimą, į empatiją. Ir kai kurios galbūt įmonės iš pradžių net neidentifikuoja, bet čia yra labai tikrai stipri kompetencija pabandyti matyti kliento vartotojo akimis, bandyti įsijausti, empatizuoti su juo. Nes idėjų iš tiesų ir socialinio verslo idėjų yra tikrai nemažai, bet kai kur atrodo, stebint irgi aplinkoje, kad tam tikri procesai galbūt nėra suvaldyti, arba yra kažkokie tai lūkesčiai ar įsivaizdavimai, kad taip pat turėtų įvykti. Bet dizaino pagalba mes galime projektuoti, patikrinti, daryti prototipus, pilotinius testus ir tai sutaupytų kaštų šiek tiek ir
galėtum išbandyti, ar tikrai tai veikia, gauti grįžtamą į ryšį iš klientų, kurti tas bendruomenės ir panašiai. Tai man rodos, kad tas dizainerio integravimas į tarpdisciplininę komandą tikrai galėtų būti naudingas, atneštų didelės naudos. Šiaip tai labai geras papildymas, ačiū, nes dažnai susidurėme su tuo, kad aš darau labai gerą dalyką, aš noriu gerą padaryti ir jau atrodo visi turėtų laukti, išskėti rankų ir mes tada sakom, bet jūs einat į rinką, į konkursą. Ir kas yra jūs vis tiek turite parduoti savo paslaugas ir prekes rinkoje. Ir jūs dėl to tas labai aiškus dizainas, aiški žinutė ir visi tie dalykai yra labai svarbus. Tai dėkui už komentarą. Iš tiesų, kalbant apie žinutės, man labai norėsiu dar pakalbėti šiek tiek ir apie poveikio matavimą, nes teoriškai skamba viskas labai puikiai. Ateikite, darykite, kurkite, integruokite. Ir tų finansavimo priemonių turbūt ir nacionalinių, ir europinių mastų tikrai daugėja, bet iš tiesų, ar mes tikrai galime pamatuoti tą poveikį ir kiek tai yra toks, ta pilkoji zona, kur kaip ir irgi vienas iš įmonių atsakymų buvo, kur, reikėjo to žiedinės ekonomikos, tai ir rašom tokį, kad darysim, norite, prašom. Tai Deimante, galbūt jūs galėtumėte papasakoti šiek tiek apie tuos vis dėlto realius matavimo vienetus, realius, kaip tai pamatuoti, nes labai daug metų kalbėjau, kaip pamatuoti dizainą, bet su visais poveikio matavimais turbūt nėra taip lengva. Tai lengviausia matyti kalbėti ir susikalbėti ir su, nežinau, išeinant iš kultūros ministerijos, tarkim, batų, kai kalbėjo ekonominiais rodikliais, įdarbintas žmonių kiekis ar nežinau, eksportuojamų paslaugų apyvartos arba užaugintų įmonių skaičius, sukurtų darbo vietų, tai tuomet visiems kažkaip visi susivienodino matymą ir tai yra lengviausia, tokia lengviausia valiuta iš tikrųjų, kurią galima sakyti, tikrai, kaip pasakyti, padarėm poveikį. Kita vertus turim tikrai pripažinti ir mes dirbam ties to, sakykim, kad tokių Lietuvoje sukurtų socialinės įtakos matavimo metodologijos ar rodiklių jų nėra. Tačiau čia yra ir gerų naujienų, kad mes kreipiamės į Lietuvos mokslų tarybą su prašymu iš tikrųjų sukurti tokią metodologiją ir gavome finansavimą tą metodologiją sukurti. Tai jeigu salėje yra mokslininkų, kurie galėtų sukurti arba norėtų prisidėti iš tikrųjų prie sukūrimo tokios metodologijos, tai tikrai kviečiame kreiptis ir labai svarbu iš tikrųjų, kad kažkas tai turėtų kompetencijų tą metodologiją sukurti ir būtent norėtume, kad tai ir būtų ir politikos formuotojam, ir įstaigom, kurios dirba šitame lauke ir tą poveikį fiksuoja, nežinau, dabar skaičiais ar ne, ten apsilankiusių senjorų arba kažkokių pritaikytų erdvių tam tikrų ir įdarbintų žmonių ar jaunimo įdarbintų, bet kita vertus norėtų turėti tokią rimtesnę paramą, tai tikėkime, kad tą metodologiją mums pavyks sukurti ir mes ją turėsim. Aš dar norėčiau, jeigu galiu papildyti, taip, ten įdarbinti, tarkim, ten keramikos užsiėmimui 10 senjorų, o kaip pamatuoti žmogų, kuris atėjo ir tą minutę pasijautė laimingas. Pavyzdžiui, kaip pasakojo mūsų miesto laboratorija, irgi kitas legendinis socialinis verslas, jie nuo veiklos pradžios nematavo poveikio ir jie sako, yra tiek daug tokių neapčiuopiamų tos kokybinis poveikis ir jį labai sunku pamatuoti. Ir tas pasakytas geras žodis, kad žmogus gali ateiti, pagerti arbatos, pašnekėti, tai tas yra dar net labiau svarbiau negu ten tie skaičiai. Ir dar norėjau pasakyti, kad socialinį verslą nuo tradicinio verslo vienas reinvestavimas kriterijus, pelno reinvestavimas, kad didžiąją pelno dalį reinvestuoja. Antras svarbus kriterijus, kad socialinis verslas matuoja ir turi matuoti savo kūriamą poveikį. Nepakanka sakyti, mano misija tokia ir tokia. Čia yra toks, dabar jau tai vadinama social washing arba greenwashing. Tu turi parodyti skaičiais, tavo tokia yra misija, tu socialinis verslas ir kur yra ataskaita, poveikio ataskaita. Tai jeigu jūs pasižiūrėsit to šalyse, kur yra socialinis verslas, klesti, ekosistema klesti, tai tiesiog atsidarius jų internetinius puslapius,
iš karto matysi impact report ir yra skaičiai. Visa tai, kas yra misija, vizija, yra pagrįsta kasmetiniais reportais. Tai su finansinė ataskaita eina ir poveikio matavimo ataskaita. Tas yra privalomas socialiniams verslams. Pastaruoju metu ypač pradėjome kalbėti apie poveikį ir poveikio matavimą, tai iš esmės tai yra labai svarbu nusistatyti tą kriterijų. Ir kas susijęs su dizainu, tai kaip tą dizainą pamatuoti, kad mes nematuotumėm gražu, negražu ir išeitumėm iš šitos kategorijos, tai ir yra, ir kaip mes pamatuosime dizaino poveikį, kokią naudą jis atnešia žmonėms. Bet tai yra ir tie aiškiai apibriežti kiekybiniai duomenys, sakykime, bet yra ir tie minkštieji pamatavimai, kaip Viktorija sako, kad kiek žmogus laimingas pasijauti. Ir keletą pavyzdžių galbūt paminėsiu, sakykime, vienas iš tokių, čia gal vyriausybinė iniciatyva Žvelk giliau, kuri rūpinasi požiūrio keitimu į psichinę sveikatą. Reiškia, kad tas suvokimas, jog galima kreiptis į specialistą tos srities ir tai yra nieko tokio, tai, pavyzdžiui, yra įvardinama aiškiai skaičiais, kad tas negatyvumas nuo 62% nukristų iki 57%, sakykime, ir tas 5% pakeitimas jau būtų didelė įtaka, didelis poveikis. Tai ir kartu mes galime tą poveikį skaičiuoti taip pat procentaliai, sakykime, ir daryti tyrimą iš ankstinį, suprantant, kokia yra dabartinė situacija ir po to pamatuoti po kurio laiko ir suprasti, koks tas pokytis yra, bet svarbu turbūt ir tas kiekybinis prisilietimas, suprasti, kiek žmogus laimingesnis, kiek jis geriau jaučiasi ir panašiai. Kitas pavyzdys, sakykime, buvo prieinamumo ženklinimas, kuris buvo kurtas Europos kultūros sostinė Kaunas 2022 ir, sakykime, kaip dizaino agentūra mes kūrėme prieinamo ženklinimą, tai yra vizualinį tokį naratyvą, pačius ženklus, kurie buvo fiziškai integruojami prie tam tikrų lokacijų, sakykime, prie teatrų, prie muziejų, bet kartu tai buvo ir skaitmeninis įrankis integruotas į tinklapius, parodyti, ar ta vieta yra prieinama. Bet kartu mes matydami tuos ženklus, mes ir siunčiame žinutę, kad o kažkas tai vyksta, kas čia per ženklai ir mes tada tą atskirtį, sakykime, mažiname ir pradame suvokti, kad mes lygus esame, kad ir su kitais žmonėm, kurie turi specialių poreikių, mes turime jiems užtikrinti tas tokias pačias sąlygas, tas kultūrinės, meninės ar kitas paslaugas, sakykime, vartoti paprasčiausiai. Tai mums reikia to tokio tolygaus matavimo tiek kiekybinio tipo, kiek kokybinio tipo. Ir tas poveikio matavimas gali būti puikus kriterijus, kaip apsibriežti, ar dizainas veikia, ar neveikia. Ir dar norėjau pasidalinti, mes vykdėme Šiaurės ministrų tarybos vieną projektą, jau pabaigėm, nes iš tikrųjų socialiniai verslai privalo matuoti poveikį ir mes esame sukaupę geras praktikas, pavyzdžius ir tam tikrus metodus, įrankius, kas yra naudojama poveikio matavimui žalios ekonomikos srityje. Kartais reikia pasižiūrėti, ką turi užsienio šalis, kurie jau tą senai daro ir tiesiog kai ką perimti. Ir aš tikrai esu įsitikinusi, kad ir Europos komisija tą labai propaguoja, kad nekurti, nešvaistyti investicijų, ta prasme, kurti tai, kas jau yra sukurta, naudoti, nes pagrindas yra spręsti tos iššūkius, kurie šiandien yra iš tikrųjų labai radikalūs ir drastiški. Na gerai, nekurti, ko nereikia, naudoti resursus tikslingai, bet prieš porą savaičių portalas LRT LT skelbia, kad daugėja prašymų pritaikyti būstus žmonėms su negale. Tačiau visgi Asmens su negale teisių apsaugos agentūra teigia, kad yra tokių savivaldybių, kurios neišnaudoja ne pusės valstybės skiriamų lėšų. Na tai kaip manote, vis dėlto, kur yra tas butelio kakliukas, kodėl vis dėlto tų socialinių iniciatyvų galbūt verslai nesiima, nes mes kalbame šiandien nemažai apie socialinius verslus, bet be abejo dizaino sparnai ir tas naujas etapas jis bus skirtas ne vien tik socialiniams įmonėms, tai kiekviena įmonė, kuri turi kažkokią idėją, kažkokią viziją, kuri galėtų kurti socialinį poveikį, galėtų įsitraukti. Tai Žudydai, gal tau kyla kažkokių minčių, kaip tuos resursus galima būtų panaudoti efektyviau?
Man labai patiko viena orių namų įkūrėjos mintis. Orūs namai tai yra būstai pritaikyti senjorams, kad jie galėtų nuomotis prieinamomis kainomis. Ir ji pasakė, kad jeigu gali nedaryti socialinio verslo, tai nedaryk. Bet jeigu gali daryti, tai daryk. Reiškia, kad tai yra savimotyvacija, nes tai nėra labai lengvas dalykas, nes, kaip sakė Viktorija, mes įeiname į rinką ir reikia, kad verslas būtų tvarus ir pats save išlaikytų. Tai ta savimotyvacija tikrai turi vesti pirmyn, nes tai labai atsakinga yra ir daug iššūkių tame yra tikrai. Tai galbūt ir yra kliūtis, kad kai kurie nėra motyvuoti arba nemato tikrosios to naudos, arba tai neveda. Nes socialiniai verslai dažniausiai orientuoti būna į tai, kas iš tiesų rūpi. Vieniems rūpi senjorai, kitiems rūpi ankstukai, tretiems rūpi specialiųjų poreikių žmonės. Ir iš tos savimotyvacijos tikrai kyla tas noras padėti žmonėms. Bet jeigu tu tos motyvacijos neturi, tai galbūt tau tiesiog tai bus kančia dirbti su tokiu projektu. Tai motyvacija yra labai svarbus faktorius ir galbūt tai yra vienas iš elementų lemiančių, kad nėra pilnai išnaudojamas. Kitos galbūt tai yra sąmoningumas paprasčiausiai, kad mes kalbame, mes skleidžiame žinią, bet galbūt ją skleisti reikia plačiau, galbūt yra tam tikri edukacijos etapai, kai tu pradedi tiesiog sąmoningėti, paskui supranti, kad aš galiu kažką tai padaryti toje vietoje, tada keli klausimus, kaip aš tai galiu padaryti ir panašiai. Tai galbūt ne kiekvienas žino apie žiedinę ekonomiką dar galbūt, ne kiekvienas žino apie socialinius verslus. Kuo mes labiau kalbėsime apie tai, tuo galbūt žinutė pasklis plačiau. Ir aš dar norėjau papildyti, kad šiandien Lietuvoje egzistuoja vienas iššūkis, kad mes nesam teisiškai apsibrėžę, kas yra socialinis verslas. Ir visi įvairiai interpretuoja. Tai mūsų asociacija jau 3 metus darbuojasi, kad būtų įstatymo lygmens dokumentuose įtvirtintas apibrėžimas ir jau pavyko tą pasiekti. Seime yra priimtas smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo projektas ir dabar vyriausybė turi paruošti atitinkamus poįstatyminius aktus. Tai kaip ten matuojame poveikį, tai dėl to aš kai ką netgi rašausi, nes labai yra vertingos jūsų mintis, kaip suteikiamas statusas ir dar kiti svarbus elementai. Tai tarkim, su kuo susiduria savivaldybės, tai tos pačios savivaldybės nežino, kas tai yra socialinis verslas. Ir kai ateina kažkas tai pasiteirauti, kaip galima būtų prasmingai panaudoti tas lėšas, jie jų net pažįsta. Ir yra netgi tokių anekdotinių situacijų, kai ateina savivaldybės aukšto lygio politikai į socialinį verslą, neminėsiu nei savivaldybės, nei pavadinimų ir sako, jūs čia ką dar ir komerciją užsiemat? Ta prasme, nustemba. Jie turėtų būti labdaros organizacija, nei jam nereikėtų nei mokėti darbo užmokesčių, nei jie negali parduoti savo prekių. Tai mes asociacijos mūsų labai svarbi veiklos kryptis būtent tą teisinius pagrindus kurti ir mes ties tuo labai aktyviai darbuojamės. Tai iš to, ką girdžiu, tai socialinis verslas turi panašių iššūkių, kaip turbūt dizaino specialybės studentai, iš kurių kartais irgi tikisi, kad jie tam tikras paslaugas suteiks už dyką, pigiau ir irgi kaip ir tyrime girdėjom, kad tam tikros įmonės vis dėlto galvoja, kad ką tas jaunas žmogus gali čia dabar sukurti ir kiek tos paslaugos vertos. Kadangi dėstė Vilniaus dailės akademijai, gal galėtum dar šiek tiek papasakoti apie tų jaunų žmonių perspektyvą ir vis dėlto, kokius projektus jie nori daryti, nes bent jau kiek aš pastebiu tas tendencijas, kad kėdes kurti nebėra įdomu, nes jų turime pakankamai. Taip, tendencijos keičiasi iš tiesų, sakykime, pastaruoju metu daug dėmesio skiriama, psichologiniai sveikatai. Tai būna projektai tiesiog orientuotų į tuos, kaip dizainas gali padėti tokiems žmonėms. Tai galbūt ateina ir iš asmeninės motyvacijos, nes dažnai studentai pasiema tiesiog iš savo lauko kažkokią tai problemą, kurią atpažįsta, gali identifikuoti ir stengiasi ten tas žinias pritaikyti būtent spręsdami problemas. Nes dizaino viena iš krypčių yra, kad problema grįstas kelias. Aš turiu problemą ir dizainas gali tą problemą išspręsti.
Ne visuomet tai nutinka, sakykime, nes vėlgi, kai yra kompleksinės problemos, tai reikia ir kompleksiškos komandos ir procesas pas yra gana kompleksiškas. Bet tas pokytis iš tiesų vyksta, kad, kaip sakai, nebėra įdomu kėdės gaminti, nes kompetencija kyla ir tų kėdžių prisikuria pakeliui iki to baigimo. Tai jie kartu turi viziją ir lūkestį sukurti kažką prasmingo. Tai galbūt tokia tendencija yra, kad nenori kažko labai paprasto, bet nori padaryti tą poveikį. Lūkestis yra gana didelis, kompetencijos ne visą laiką atitinka tą lūkestį. Čia galbūt yra tokia spraga, bet aš manau, toliau tęsiant tą kelionę, dalyvaujant tokiuose projektuose, tai mes galime tą spragą užpildyti. Ir tai man Aš tiesiog galbūt, kaip pasakyti, šiek tiek referuojant į tą prasmės, vertės kūrimą, ar ne, ir kad tas ne visada susiveda į pinigus tiesiogiai, tai man yra tekę dirbti prie mecenatystės skatinimo, ir akivaizdu, kad matyt, ta visuomenės branda jinai neteina čia ir dabar, tai ilgas kelias, ar ne, ir kai noras dalintis irgi jis nėra, pasakyti, toksai paprastas ir lengvai suprantamas. Tai čia lygiai taip pat, matyti, ir mūsų verslai auga, ir tas supratimas apie socialinį verslą auga, ir apie tą supančią bendruomenę mūsų, ir apie tai, kad mes laimingi esam tiek, kiek šalia mūsų žmonės yra laimingi. Tai matyti, tas atkreipimas dėmesio į vairias problemas ir galbūt ne tik išeinant iš asmeninės kažkokios problemos, nes daug matyti socialinių verslų ir mano draugų tarpe atsiranda iš asmeninės, skaudžios dažnai patirties, kad turiu problemą, bet neturiu jokios pagalbos ar sprendimo, ir tada, kai jau ją kažkaip savo pats susikuriu, tai tada prasminga atrodo jo pasidalinti tuo sprendimu ir su kitais. Tai matyt, tas ir jaunimo mūsų matyt ateina čia tas suvokimas gerokai platesnis pasaulio, kuris nesibaigia tik tai, čia ir dabar man duonos reikia ir gražaus automobilio, iš tikrųjų, to tokio geresnio, gražesnio, tvaresnio, saugesnio pasaulio. Tai matyt, apie tai mes čia irgi šiek tiek filosofiškai užkabinome ir šitą kryptį. Taip, labai graži mintis. Aš dar norėčiau papildyti, kad irgi pripažinkime, kokiu laiku gyvename. Ir aš iš tikrųjų kiekvieną savo kalbą pradedu, kad pasaulis yra labai pasikeitęs ir gyvename labai įtemptų ir karštų periodų. Pandemija, karas, visuomenių radikalėjimas, klimato visokios kataklizmos. Ta prasme, mes ant toj bei sprogstančio vulkano tikrai visi nuolatinė įtampa, žmonių psichologinė būsena bloga, sveikata dėl to prastėja. Tai va čia yra tokia situacija, kokioje mes šiandien gyvenam. Ir yra du tipai žmonių. Vieni sąmoningėja ir supranta, kad kas iš to pelno ir tų pinigų, jeigu vieną dieną čia mes išlėksim visi į orą, nes turime labai nuostabius du kaimynus, kabutėse. Ir tiesiog gal reikia žiūrėti, kaip mes čia galime apsiginti, patriotiškumą stiprinti, atsiranda socialiniai verslai, kurie tuos dalykus žiūri ir stiprina, patriotiškumas, saugumas, gynyba, pilietinis pasipriešinimas. Mes negalim šiandien, taip, mes sėdim šiandien nuostabiam Marriott, bet pasaulis yra tikrai toksai netoks blizgantis ir gražus ir pūkuotas ir ružavas. Ir yra tai tokie sąmoningi šviesų žmonės, kaip jūs ir minėjot. O kiti yra, kurie bus priversti, nes ir ateina politikai į valdžią, kurie jau kitaip mato ir ES lygmenių, nes mūsų asociacija dalyvauja ir ES lygmenių įvairiuose procesuose. Ir tiesiog tam tikros direktyvos ir griežtos taisyklės privers gerbti žmogų, privers neteršti tos gamtos ir tiesiog žiūrėti, iš kur mes įmame investicijas, kad jos nebūtų iš ten, kur remiamas diktatūros. Ir daug dalykų iškyla į viršų tokių vertybinių. Tiesiog krizės išryškina vertybės, kas iš tikrųjų yra svarbu, nes kitą dieną tu nežinai, kas bus. Tikrai, kai prasidėjo pirma pandemijos banga, visi buvom labai išsigandę. Daug kas galvojo, gal čia visi masiškai išmirsim. Tikrai buvo labai baisu. Ir kas ten metė darbus, kurie nepatinka, kas ten kiek daug metė dalykų, tokių, kur nuobodus ir pradėjo daryti, ko svajojo visą gyvenimą apie ką. Tai reikia, aiškiai įsivardinti, kokių laikotarpių gyvenam. Ir keičiasi būdas, kaip mes darome verslą, kaip vartojame, kaip gyvename. Mes privalome
keistis, nes labai pasikeitė aplinka. Aš dar gal papildysiu ir įvesiu keletą tokių terminų. Tai jeigu mes kalbame apie jaunimą ir motivaciją, tai profesionalų, sakykime, lygyje mes galime kalbėti apie atsakomybę ir atskaitomybę. Tai paminėsiu vieną pavyzdį. Mes kaip agentūra rengėme universalaus dizaino mokymusi gairės ir jos buvo ruošiamas kartu su ekspertų komanda, bet kaip dizaineriai, kaip tyrimų ir dizaino agentūra mes ėmėmės iniciatyvos tiesiog, kad tas leidinys, tos gairės būtų paruoštos korektiškai ir jos būtų sukonstruotos, sakykime, ne tik vizualiai, bet ir tas leidinys būtų apie visą procesą, kad tai būtų tam tikri simboliai, ženklai, pats procesas, kaip mes tą leidinį vartojame, kaip jisai galėtų būti panaudotas mokytojų, kurie tomis gairėmis naudotos ir ruoštų aplinką pritaikytą specialių poreikių žmonėms, sakykime. Ir kiek kiekvienas tos iniciatyvos, kiek kiekvienas atsakomybės gali nešti ir atskaitomybę tada prieš save patį. Ar aš įdėjau pakankamai pastangų, kad tą poveikį padaryčiau. Ne, ir tiesiog... Aš dar, jeigu galiu, labai tokia gera atėjo įžvalga, kai minėjote apie Kaunas 2022, visą tą vizualiką, kurią jūs sukūrėte ir kokį būtent tos, kurie neturi galimybių su tam tikrais specialiais poreikiais, tai aš savo nusibraižiau tokį trikampį, kalbame dizainas, poveikis ir labai svarbus elementas, kuris mums padeda, tą stipresnį kurti poveikį yra skaitmeninės technologijos. Tai tas toksai svarbus elementas. Jisai tikrai leidžia tos ir žmonės su specialiais poreikiais įtraukti tam tikrus procesus, kur kitaip jie negalėtų daryti. Seniorus, žmonės kaimo vietovėse, kažkur tai ten kaimo vietovėje, žmogus svajojantis apie verslą gali prisijungti į mūsų seminarą ir klausyti, kaip kurti socialinį verslą. Kur gauti mentorystę, konsultacijas, tai čia yra stiprus įrankis. Aš tik šiek tiek papildysiu, kur irgi atsiranda sąmoningumas ir supratimas, sakykime, tai mes turim vienokį įsivaizdavimą, sakykime, apie tos specialiųjų poreikių žmonės, bet kartais jis gali pasikeisti pabendravus su jais. Ir mes turėjome interviu, sakykime, su akluoju savo agentūroje, tiesiog pasikvietėme pasikalbėti, kaip jisai naudoja skaitmeninėmis technologijomis. Ir to, sakykime, universalaus dizaino pritaikymu. Tai buvo nuostabu pamatyti, kaip jie turi super galių. Jie turi skaitimo programas, internetinių puslapių, kur yra skaitoma taip greitai, kad mes nebesuprantame. O jisai sako, man čia yra jau per lėtai. O ten tiesiog yra... Jisai viską supranta ir buvo wow. Jie gali įsikesti boltą, atvažiuoti į lokaciją, skaityti tinklapius. Jie tikrai viską gali. Jų pažinimas galbūt ir tos digumos kažkokios, tai jos susiformavusios ir mums trukdo šiek tiek. Kalbant apie supergalias, tai kiekvienas iš mūsų galėtume šiek tiek prisidėti prie tos geresnės ateities, kurti socialinį poveikį, įgauti tų supergalių, padėti kitiems ir kaip tapti tai superherojais. Gal turite kažkokių pasiūlymų? Deimante, pasvajokim šiek tiek. Ne viskas vien tik apie pinigus turbūt turi suktis ir apie matavimą, bet kaip jūs iš ministerijos pusės matytumėte? Tai mano, kaip pasakyti, visiška svajonė, to, ko absoliučiai tikiu ir visuomet vadovaujasi iš tikrųjų. Tai aišku, lyderystė, atsakomybė, kad Deividas minė, bet kita vertus ir ta komanda ir ta būrimo žmonių iš tikrųjų aplink tam tikras idėjas ar būrimas ambasadorių tam tikrų idėjų. Ir tik kaip ir, iliustruojant galbūt tą pavyzdį, Deividas savo, mes sukūrėm Kaunas 022 projekto kontekste ženklinimą žmonėm turintiems negalių, kita vertus jau matom, kad ministerijai ne vienas muziejus tampa vis labiau pritaikytas žmonėms su negali ir kaip tas irgi tas bendravimas tai žmonėm keičia mūsų muziejų darbuotojų patirtis, kaip jie keičia savo požiūrį juos, ką mes galim padaryti, o kaip įdomu, jie irgi turi supergalių, vadinasi, jie tampa, ir mūsų bendrų erdvių lankytojas, bendrų patirčių lankytojas ir tokių keičiam tada požiūrį, mažiau stigmatizuojam iš tikrųjų tos žmonės, juos įtraukdami į bendrus visuomenės procesus arba, audiosensorinė mūsų biblioteka tikrai turi milžinišką matyt poveikį, ar pritaikyti žmonėms su įvairiom negaliom, su disleksija ar su tiesiog skaitimo turintiems kažkokiu tai
tam tikrų poreikių specialių arba neregiams. Tai tikiu, kad mes ir tos diskusijos, kurias dabar kalbame ir dalinamės, jos taps iš tikrųjų kažkokiu tai naujų idėjų, iniciatyvų pradžia. Kažkas tai, nežinau, turės galimybę matyti, susisiekti galbūt ir kažko pasidalinti, kad būtų įdomu, ir aš to visiškai, tikiu to sniego gniūžtės efektu, kažkas pradeda kalbėti, kažkas tai prisijungia, sako, tikrai man irgi įdomu, ir tada tas nusiridena tokiu dideliu gniutulu, iš tikrųjų didelių pokyčių į apačią. Tai kalbėkim, dalinkimės, nebijokim būti atviri įvairiom idėjom, kartais pasibandom, kartais daug kartų reikia pabandyti, nežinau, aš jau ir iš ministerijos kartais darbuotojų matau, sako, kai daug kartų trenki galvą į sieną, gal 65 kartą ir nebesinori, bet žiūrėkit, ateina kokia nors nauja, kur Lietuvai komanda, jom ir padarom. Tai sakau, tas tiesiog atvirumas, energija, bendradarbiavimas, dalinimasis ir tas kuria tikrai didžiulius stebuklus. Tai nenustokim tikėti, nenustokim kartais klysti, ar kažkas, kad nepasisekė, stojamės, einam tolyn ir viskas pavyks. Labai optimistinė gaida, ar dar norėtumėt kažką? Galvoju, tai man nesakė, kad daužai į sieną į galvą 60 kartų, galvoju, tai 61 kartą gal pramušito, bet kitaip šiek tiek. Pramuša kiti. Pramuša kiti. Ja, turbūt kalbant apie tas supergalės, tai kiekvienas tų supergalių turi, tik tai reikėtų jomis patikėti ir vienas svarbus faktorius, tai kad rūpėtų. Iš to rūpešio atsiranda ir motyvacija, ir atsakomybė, ir visi kiti dalykai. Jeigu nerūpi, tai turbūt esi nemotyvuotas ir galbūt kitą sferą geriau pasirinkti, savo kompetencijas ten atskleisti. Man tai susidėlioja, tikrai pritariu, ką sakė kolegos, man tai tikrai susidėlioja mano tokie laipteliai. Tai vienas dalykas, aš žinau kodėl, nes jeigu nežinau kodėl, tai man tas kaip neturi prasmės tas klausimas. Tada aš tikiu, kad galiu ir pradedu nuo savęs, nes mes labai dažnai, o ten tas valdžia, bloga valdžia, nuo savęs. Kiek yra momentų, kai tu gali jau šiandien padaryti, kažkam pasakyti gerą žodį, nusišypsoti. Ir kaip ir sakote išminčiai senovės, kad 1000 mylių kelionė prasideda nuo mažo žingsnio. Ir jeigu jūs esate tie pokyčių lyderiai, darytojai tikrieji, tie, kurie padarė šitą programą, jūs ir esate, tai jūs žinote, kaip tas kiekvienas mažas žingsnis ir kūrė didžiulį poveikį. Ir aš norėčiau iš tikrųjų savo pasisakymą pabaigti Viktoro Frankl citata, kai tu žinai kodėl, tau yra nesvarbu kaip. Jis išgyveno nacių koncentracijos stovyklos košmarus. Jeigu kažkas neskaitė šitos knygos, žmogus ieško prasmės, paskaitykite. Čia yra kažkas tai neįtikėtino, net šiurpas eina. Ačiū, tikrai kultūrinė diskusija su visom rekomendacijom. Ar mūsų publika turi klausimų, galbūt kažkokių pastebėjimų, rekomendacijų, knygų, iniciatyvų? Algirdai, tai prašau. Jo, Mikrofono turbūt gal nereikia. Jo, prie supergalių, iš tikrųjų, ką mes čia kalbėjom, dažnai minėjom bendruomenę, ne? Ir viena iš supergalių yra savanorystė. Savanorystė, dalyvavimas visuomeniniai veikloj, bendruomenės veikloj. Iš principo tai, kas mums padeda atrasti tą savo galias, žinoti, kodėl turiu tai daryti, patikėti, kom turiu, atnešti tikėjimą, ne? Ir tada jau nesvarbu kaip, bet padaryti tai. Tai iš principo labai džiaugiuosi, kad yra šiandien šita diskusija, šita bendruomenė ir čia irgi turbūt atsiranda supergalios tam tikros žmonės, kurie toliau naudos. Ačiū, labai graži mintis. Tai dėkoju už diskusiją, iš to, ką šiandien girdėjau, mane tikrai labai įkvepia, aš tikrai labai nuoširdžiai tikiu dizaino sparnų sėkme, aišku, esu labai šališka, bet vis dėlto man tikrai labai smagu girdėti, kad ne vien tik tai socialiniai verslai gali imtis iniciatyvų ir kad to pozityvumo yra daug ir taip kiekvienas turime pradėti nuo savęs, galbūt ne visuomet reikia laukti kažkokio ir to finansinio paskatinimo ir ne visuomet reikia pradėti nuo tam tikros statistikos rodiklių ir būtinai iš karto prieš pradedant turėti tam tikrus matavimo vienetus, bet darimo būdu turbūt geri dalykai ir vyksta. Tai labai dėkoju iš jūsų visų įžvalgas. Nuo savęs turbūt linkiu, kadangi projekte tikrai dalyvaus nemažai jaunų žmonių ir įmonių, tai kad tų gerųjų patirčių būtų kiek įmanoma daugiau. O kaip mums pavyks sukurti tą socialinį poveikį, tai turbūt pamatysime po kelių metų, nes ambicija ganėtinai nemaža. Tai visiems sėkmės ir linkiu pratęsti diskusiją
Dabar pastaruoju metu kažkaip sakė, nebevadinga kviesti kavos, bet pratęsime prie kavos vis dėlto. Ačiū. Visą geriausią. Turite tokią pabą? Aš dabar liksime. Tai realiai yra kažkokia